Tai labas visiems. Šiandieną turiu naują mergaitę, kurie sugalvojo išbandyti mūsų kompanijos produktus ir kurti šioje kompanijoje verslą. Tad, kadangi Vida gavo savo pirmą siuntinį ir aš paprašiau, kad jinai papasakotų, ką jinai nusipirko, ką jinai gavo. Aišku, dar atsiliepimų jokių negali duoti, nes tik vakar gavo, šiandien jau pasakoja mum. Gal kažkokį kvepaliuką ar ten veido, ką tu ten esi. Gal ir papasakos daugiau. Tai prašau, Vida. Gerai, vakar gavau siuntinuką. Aišku, šito dar neišbandžiau. Dar laukia ateity, bet Jūratė rekomendavo, sakė, kad labai geras produktas. Vienu žodžiu, reikės pasidžiaugti ir pabandyti. Taip, ir lauksim tavo atsiliepimų. Būtinai. Toliau. Čia bus vitaminai, bijau, kad ragams nepasakyčiau, nagams, plaukams ir taip, odai, viskam. Šito irgi dar nebandžiau. Biški dar kol kas. Šitą biški bandžiau. Čia yra iš kaktusų linijos. Taip, biški bandžiau, bet kol kas irgi nežinau nei kaip, nei ką, nei ko. Nes, vieną kartą tik tai pabandžiau ir labai nedaug. Bet tikiuosi, kad šiaip malonus ant odos, raminančiai veikia odą, tikiuosi, kad bus geras. Ir čia yra sausi kvepalai. Aš dar neturiu, tu jau turi. Kaip fainai. Sausi kvepalai jau pabandyti. Kvepia maloniai, ant odos labai ilgai nesilaikė kvapas, kadangi ant rankos patepiau, tai ir laikui bėgant nusiplovė, nes rankas plauni. Toliau, šitą jau išbandžiau ir aš, ir buvo sesuo su vyru, sušilę atvažiavo, papurškiau jiems veidus ir jiems patiko, ne tik tai man. Čia yra veido dulksna, jo? Veido dulksna. Atidaryk, ištrauk, parodyk. Gerai, atidarysiu, ištrauksiu, parodysiu, jau čia lengvai ir atsidaro, jau viskas išbandyta. Ant akinių nepusė. Labai malonus kvapas, labai švelnus toks, jau nenusakomas malonumas tikrai. Gaivina, labai patinka. Šitas jau įvertintas, nes jau naudoju kelintą dieną. Kai tik tai gavau, taip ir pabandžiau. O šiandien dar, sakau, ir buvo svečių ir tiems pabandžiau, nes atvažiavo sušilę, tai atsigaivino ir jie. Toliau, čia bus kojų padams kremas. Dar nebandžiau, dar nežinau, bet tikiuosi, kad veikia taip lygiai gerai. Čia paprasta tūtelė, jau pažiūrėjau, bet dar kol kas neišbandžiau. Ir rankų kremas paskutinis. Irgi kaktusų linija, ne? Irgi kaktusų linija ta pati. Ir tas kažkaip tai atrodo, tikiuosi, kad bus gerai. Gerai, aišku. Tai man atrodo, kad ir viskas, daugiau kol kas nieko ir neturiu. Kremus pirkau 2, bet vieną padovanojau seseriai. Jau padovanojai, labai gerai. Aš labai mėgstu dovanoti, tai su manim blogai. Bet ir pati turbūt mėgsti dovanas gauti, ar ne? Labai mėgstu ir pati, teisingai. Tai va, ką žinau, daugiau nieko ypatingo ir neturiu ką pasakyti kol kas. Tai ką, atsiliepimų, jo, apie kiekvieną produktą. Taip. Matai, jau dulksną išbandėjai, jau sakai, jau gerai, ne? Jau tai labai patinka, tikrai. O to Balancer kafe padovanojau vieną pakelį seseriai irgi. Irgi padovanojai, super. Irgi padovanojau, jinai namuose pabandys. Gal ir sesiai patiks. Aš tikiuosi. Tikiuosi, nes mėgsta tokius dalykus. Tai va, o tą veido dulksną, kadangi aš jau tikrai ilgą laiko tarpą ją naudoju ir tikrai galiu visom rekomenduoti, tai yra bombinis dalykas, neatsinešiau vonioj, palikau. Man jisai patinka kada, pavyzdžiui, prasideda šildymas, ne, ir tas oras, kad
nesuseko Oi, greičiau tai- negu reikia veido oda, pasipurškiu visą laiką, arba kai Taip. vat saulėj, kažkur eini, saulė, arba jeigu jau guli pliaže, tai čia iš vis wow. Dėl ko? Ne tai, kad Labai gali, atgaivina. jo, Labai atgaivina. gali ir su vandeniu lyg tai pasivalyti tą veidą, bet čia yra, Bet ne tas. ne tas, čia yra nauda, Jau ne tas. jisai kapiliarus ir jisai, nu, čia sakau. O dabar turbūt mūsų žiūrovų kiltų klausimas, ką čia tai Jūratė geria visą mūsų pokalbį. Aš geriau mūsų kompanijos tokį Balancer Maxi Dry, tai yra tirpus vyšnių gėrimas, kuris, ką jis atlieka, mūsų žarnyno, tam, kaip pasakyti, valymą, dryeris, visus skysčius išvalo iš mūsų, visi komponentai yra labai gerai atsigaivinimui, atsigerti. Aš čia vartoju, yra įvairių skonių, bet aš vartoju, mano pats mylimiausias, tai yra vyšnių ir mėtų. Tai nėra kažkokia stebuklinga tabletė, kad ten išgeri ir ten eini, kaip kiti daro į tualetą, ne. Jis yra visiškai labai gerai. Tuo labiau tiem žmonėms gerai, kas turi problemų su virškinimu ir kada iš organizmo neišeina vanduo, jisai padeda. Kada žmogui neišeina iš vidaus vanduo, jisai pradeda tinti. Ir būna, kad mes iš ryto atsikeliam dėl kažkokių priežasčių patinę, ane? Išgeriam, galima 2-3 sykus gerti į pakavimus ir tikrai tai atlieka tokį savo darbą. Dažnai tikrai iš ryto būna mes labai apsunkę kažkokie tai, o ypač jeigu iš vakaro dar pavalgėm kažkokį riebų, kažkokį sūrų gal maistą, tai irgi labai gerai padeda. Tai čia labai skanus. O aš jį geriu šiaip dėl atsigerimo, nes čia jisai turi ir vitaminų, ir visko. Būtina gerti daug vandens. Jie išgerus irgi daug vandens, nes jisai, jeigu mes valom savo organizmą, tai mes turim gerti daug vandens. O šiaip tai padeda labai pajusti organizme tokį lengvumo pojūtį. Tai va, jeigu tu Vida irgi dar nesisakei, jų yra laimo. Jau reikės bandyti. Aha, tai va, jų yra skonis vyšnia su mėta, yra laimo ir greipfrukto. Bet mes dar turim tokį panašų su ananasu, bet jis atlieka beveik tokį pats ananasų skonį, tokį pat lygtais tą patį atlieka organizme, bet ten yra dar daugiau vitaminų, kurie ramina mūsų nervinę sistemą. Tai va, ne vyną, ne kažką geriau, o mūsų Balancer Maxi stikerį įsitirpinus stiklinėje vandens. O ypač dabar šilta, nežinau, kaip pas mus net Airijoje ir tai yra jau toksai šiltas ganėtinai oras, o gerti Pas mus irgi šilta. O gerti reikia, o tas vienas vanduo jau nusibodęs, tai va, kai, pavyzdžiui, įsitirpinai ir skanu, ir veiksminga, ir naudinga, ir gera. Na ką, Vida, dar turi ką pasakyti? Kol kas esu patenkinta visais produktais, ką pirkau ir manau, kad toliau pirksiu. Tai va, šiai dienai tiek, laukiam Vidos atsiliepimų kitam kartui. Ate! Ate.